Nes jaučiu, kad mano dopamino receptoriai yra visai suvaryti. Baimė savo įsivardinti ir tada jos daug mažesnės pasidaro. Tas pyragas tiesiog tave taip užverbuoja. Estafetų super, mes Kiekvienam savo. Taip. Aš už estafetą. Nebent Survivor dalyvauja. Aš kulto lyderė, konkrečiai man reikia būti kulto lyderė. Koda. Aš nematau kito. Tikrai yra ir tokių party pooperių, kurie tiesiog nori valgyti šašlus ir gerti alų. Bet tai mane palieka vieną Vilniui, jeigu nori draugų, tai kreipkitės, nes aš laisva atsilaisvinam, mane biškvietų. Sveiki! Sveiki! Tai pradėkime šį liūdną, bet džiaugsmingą epizodą. Priparkuojam. Šiandien mes gerime Somė putojantį vyną. Labai įdomu dėl to, kad ant jo parašyta spicy sparkling. Įdomu kodėl. Pipirais. Paragauk. Nealkoholinė. Tikrai nealkoholinė. Nėra spicy? Rūgštus visai. Rūgštokas. Labai patinka man. Kaip Granny Smith? Nes turi ir saldumo biški, tikrai. Ir taugi labai patinka, sakai, Taip, Granny Smith. taip, man patinka. Grinai vaibukas toksai man. Eik savo toks limonadas, kad tiesiog galėčiau šmaukt, atrodo. Neblogas, bet nieko neišskirtinis, aš sakyčiau. Bet neblogas. Tikrai, manau, išgersim. Jo. Manau, neliks, nebus toks blogas. Nes turėjom vienų, kurių nesinorėjom pabaigti per šį sezoną. Reikės, sakau, reiktų kada nors padaryti Excelį, bet man atrodo, mes jau kartais nesekam. Kitam sezonui? Kaip kas. Taip. Tai šnekam apie sezoną dėl to, kad šita serija Drumroll Please yra paskutinė šio sezono serija. Nieks nesitikėjo. O gal ir laukėt? Nu, turim tikrai tik tokią žmonių, kurie sakė, gal jūs nustokit, tai... Bet turim, kurie sakė, nesustokit. Tai irgi. Taip. Tai mes imam vidurį, sustojam trumpam vasarai, nes aš išvykstu iki rudens kažkada. Miglė išvyksta kuriam laikui. Bet tada grįžta vasarą. Bet vis tiek išvyksta. Nu, tai kitam sezonai ruošiamės. Justė jau išvyko. Ir, iš tikrųjų neišvyko, bet šiandien nėra jos, nes biški susirgo. Bet kai mes šitą epizodą paleidžiam, jinai jau išvykus. Taip. Tai mane palieka vieną Vilniui, jeigu nori draugų, tai kreipkitės, nes aš laisva atsilaisvinam, mane biškvietų. Ne, Miglė. Miglė tai kambariokas. Mes dviesi. Galimai būsim kambariokas vasarą. Gyvenam susigrūdę vienam būte. Tai kuo mes gyvenam pastaruoju metu? Aš tai gyvenau labai daug kuo. Man atrodo, psichologija buvo labai įdomus ir kovo ir balandžio seansai. Aš tai gyvenau pasiruošimui kelioniai. Atradau naują dalyką, kad bandau prisipratinti kepurės, kaip jūs matot. Bet labai Tai ačiū, aš irgi tai manau. Prieš kamerą gal ne taip kiūt, bet realybėj daug. Ir dar aš noriu parodyti internetui, kad ne viskas, ką matot internete, yra realybė, nes pavyzdžiui, šitas džemperis iš tikrųjų yra užsidėtas upside down, kita pusė, tricked you. Ir iš tikrųjų mano vardas visai neustėjo, aš esu Aurelija ir mano plaukai iš tikrųjų nešitokie, o juodi. Netikėkit nieko, ką internetas jums rodo. Internetas is fake. Aš tai iš tikrųjų gyvenu atostogomis. Tu gyveni atostogomis. Va, grinai, aš gyvenau atostogomis pastarosiamis savaitėmis, atostogavau, pajaučiau, kad reikia pasiimti atostogas, nes grėsė perdegimas. Tai ir buvau Lietuvoje, bet atvažiavus grįžus į Lietuvą, atostogavau Lietuvoje. Dabar jau aš esu ta emigrantė, kuri atostogauja Lietuvoje. Bet kai žiūrim šitą epizodą, tu vėl tarsi atostogauti. Taip, bet tai vėliau vėl, jo. Bet esmė tame, kad grįžau Lietuvą ir apsilankiau žiūriai fainoj procedūroj. Pirmą kartą gyvenime, kadangi atostogas galvoju, tai reikia jau... Žodžiu, pasileisti plaukus pilnai, buvau ir spa, ir masažus visokius dariausi. Ir pirmą kartą gyvenime išbandžiau veido masažą pas Eveliną, veido spa, vadinasi. Žiauriai patiko. Aš visiškai ėjau be jokių lūkesčių dėl to, kad aš niekada nesu turėjus veido masažo. Ir apskritai veido procedūros, tai buvo
Nu, wow, tiesiog šiaip iš tikrųjų išnešė. Jai sakau, man buvo mėgstamiausias tipo pečių juostos ir nugaros masažas, dabar veido ir nugaros masažas yra toj pačioj, tipo, pirmą vietą dalinasi. Nes labai patiko. Mes visos buvom. Visos buvom. Ai, dar ne. Bet jau kai būsiu ir aš apsilankysiu. Taip, nes tą priešistorę aš labai noriu, dėl to, kad Evelina yra mano brangi draugė, labai smagu, kad žiūri ir kad esi, ir kad mums pasiūlė šitą fainą dalykėlį išbandyti visą savo procedūras, nes Evelina yra žiauriai žingeidus žmogus, žiauriai kruopštus, atsakingas žmogus ir jinai savęs ieškojimai, žodžiu, pastarųjų metų ją atvedė į tokį ritualų spa masažų kryptį. Tai va, jinai pradeda savo naują veiklą, veido spa ir siūlo labai geromis kainomis, iš tikrųjų žiauriai profesionales, geras, išsames, labai nuoširdžiai daromas ir kokybiškai procedūras. Tai va, jinai tiesiog pasiūlė vieną mergaitę, nes sakė, kad mes labai fainos esam ir vis tiek turim nuostabią auditoriją, su kuria jinai mano, kad yra vertinga tiesiog pasidalinti šitą informaciją ir mes lygiai taip pat pritarėm, nes manom, kad tikrai tokį experience gauti yra nuostabu ir va, jau ne viena net ir giminaitėm dovanojimuose. Taip, aš planuoju, tiksliau, mes dabar filmuojam, čia nepaslaptis, anksčiau gerokai, tai aš planuoju mamos dienos progą irgi paimti, dovanoti, tai aišku, jau praėjus mamos diena yra, bet, pavyzdžiui, gimtadienio proga ir tikrai, kaip tu sakai, tokiom kainom, ta prasme, tiesiog skubėkit greičiau, kol tokios kainos yra, nes paskui jinai tikrai privalo užsikelti tas kainas, nes kokį gauni, kaip čia pasakyti, patirtį, tai verta tikrai daugiau. Ir jinai, kiek, kaip tu sakai, žingeidus, tai ten pasien sienos. Tiesiog aš kol laukiau jos, nei buvo išėjęs biškai, aš kol laukiau, sako, tu ten susiruožinai. Ir aš tiesiog žiūriu, taip guliu, laukiu jos ir tiesiog ten sertifikatas ten, diplomas to, sertifikatas, certificate, diplomas. Ta prasme, visa siena, tiesiog sertifikatų ir diplomų, wow, tai nežiūri, daug žino. Nes dabar, kodėl aš dar nespėjau apsilankyti, tai dėl to, kad pirmą aš tenai zavalinausi, o tada Evelina buvo išvykusi mokymams ir tiesiog dar tobulėjo ir man irgi aš vis matau socialinėse medijose, kaip jinai vis tobulinasi, tai labai smagu. Ir vat, kiek aš girdžiu iš jūsų ir jūs tik dalinusi savo patirtim, tai atrodo, kad labai smagu lankytis pas žmogų, kuris aiškiai myli tai, ką daro, kuris nėra taip, kad, dar vieną masažą šiandien reikia padaryti, o tikrai pasižiūri ir veido odą, atrodo, vertina ir pasižiūri kitų dalykų, jeigu kažkokias konsultacijas pasako, jeigu kažkas negerai ir mano, kad reikėtų papildomai kažkur gal į daktarus kreiptis. Ir laiko tam, žinai, skiria, kad net mes ten 15 minučių to padarysiu, sakys, šai. Oi, taip, 1,5 valandos trunka visas, ta prasme, 1,5 valandos. Čia masažas, ten kaukė, ta prasme. Ir taip nevaili nieko iš tikrųjų, taip aš net man taip nemalonu atrodo, žinai, tipo, kad jinai tiek daug mums, kaip jinai mums pasiūlė, aš čia norėčiau jums pasiūlyti, bet nežinau, jūs pagalvokite, ir mes tokias, ką, tipo, for sure. Aš tikrai eisiu dar, kai grįšiu vasarą, tikrai eisiu ir tikrai jau susimokėsiu šį kartą, nes tikrai žiauriai verta. Taip. Ir mes čia taip, gal irgi noriu vis tiek paminėti, kad daug internete yra tų rekomendacijų, daug reklamų, visokių barterių ir taip toliau. Tai taip, čia yra barteris, kad mes gaunam nuostabią paslaugą už tai, kad mes paminim, įgarsinam visą tai interneto platybėse, bet tikrai nuoširdžiai rekomenduojam, nes tikrai Evelina yra nuostabi ir aš tai tiesiog žinau, kad jai puikiai pasiseks ir tikrai, jeigu kažkam tiesiog smalsu, kažkas nori atsipalaiduoti, pailsėti, tiesiog pabūti su kaukytėm, fainai, pajausti dalykus, kurių galbūt nesat jautusios veido ir dekoltė ir nugaros rytyje, tai tikrai kreipkitės ir linkėjimai didžiausi ir labai labai ačiū, kad mums pasiūlė ir va. Labai ačiū, Evelina. Ir šiaip man, pavyzdžiui, labai patinka kaip čia pasakyti, pasidalinti su jumis nežinomų kažkokių tais paslaugų, verslų, jo vardais ir taip toliau. Ir mes tą patį, kur turėjom Woods and Wine, Alytuj ir be Vizabelė, ta prasme, amazing jumperiai kiekvieną dieną nešiom. Tiesiog žiūri smagu pasidalinti šitais lietuviais, kūrėjais, mažai žinomais galbūt verslais. Nes tiesiog labai faina man palaikyti, aš labai mėgstu palaikyti
mažus ir ypač lietuvių verslus. Aš pritariu, kad kai kažkas pradeda, norisi padėti žmonėm ir dabar kas pradėjo, tai mano draugė viena pradėjo taro readingus per Etsy pardavinėti, tai irgi visos draugiams pirkom, dėl to, kad tiesiog smagu parem, duoti praktikos ir įsivažiavimo, tai jeigu kas nors norės, irgi įdėsiu į descriptioną. O jeigu ką apie Eveliną kalbant, tai pasiekit Veido spa. Jo, Instagram'e. Sekit Veido spa. Instagram'e. Ir parašykit per Instagram'e. Jis dažniausiai dalinasi istorijose, kokius turi laisvus laikus. Jo. Taip. Ir aš dar noriu pasakyti, kad yra išėjusios 4 paplepėkime laidos, kuriuose aš irgi ne taip kokybiškai, bet kalbinu ir pradedu parodyti irgi mūsų auditorijai žmonės, kurie yra būtent lietuviai ir turi fainus kažkokius užsiėmimus, dar verslus, žodžiu, kurie į Lietuvos, tai irgi gali žvilgtarti, visai gal patiks. Kažkada bus ir daugiau, tikiuosi, serijų. Vienoje serijoje buvo kalbama apie... Tai gal kaip nors atkirpsime, bet apie mano nuostabų toršerą ir apie žmogų, kuris prikelia daiktus antram gyvenimui apie Robertą, tai man labai buvo įdomu paklausyti ir tiesiog geras susipažinti ir ačiū Austėjai, kuri sukuria naujus ryšius ir naujus susipažinimus ir naujas galimybės ir man ir jiem ir labai tikrai smagu. O kalbant apie pasidalinimą su jumis galbūt mažiau žinomais lietuvių kūrėjais, tai mes turim žvakes, ta prasme, aš esu visiškai fanė žvakių, aš žiauriai nekantrauju vežtis į Ispaniją, nes aš svarsčiau pirkti žvakę kokią nors Lietuvoje ir tada prisiminiau, kad yra šita žvakė, kurią mes irgi gavome dovanų nuo Scented. Ir mes dar jų neatidarėm, mes turim 4 skirtingus kvapus, kiekviena išsirinko. Bandau surasti, kuri buvo nusprendusi. Gerai. Dovanų kaip grybų po lietaus. Nu tai, žinai, vasara. Šiaip iš tikrųjų žiauriai fainai, pavyzdžiui, daug kas asocijuoja žvakes su ten rudeniu, žiema, jauku, taip, bet, pavyzdžiui, man žiauriai patinka ir vasara, kai sėdim lauke, tarkim, ilgai ir jau sutemsta ir užsidegti žvakę tiesiog prie stalo, nes tos nuodų žvakės kartais žiauriai smirda. Tai aišku, galima ir tą, bet man daug smagiau šitos yra. Pavyzdžiui, žvakės užsidegti kokią nors gražią, stiklinę. Taip, ir čia yra 100% šosojų vaškas, išlieta rankomis, organiški kvapai, tinka veganams, pagaminta Lietuvoje, of course. Pala, Jo, naujas verslas merginos. Šitas žiauriai. Aš norėjau, man atrodo, šitas buvo, kur aš norėjau su sandalwood, ne? Jo, ne, čia su kedru. Su kedru, kedras, cedarwood. Man labai patinka mama. Vynuogė toks lengvas labai. Parodyk. Tavo su medinė daktim. O tu jau. Mūsų ne. Mūsų su paprastu. Kodėl? Man ne mano čia kvapas šitas, nuoširdžiai pasakęs, bet gal tavo man toks, bet imbieras skaniai kvepia. Kaip įdomu, tikrai imbierio. Vynuogė. Ananasas. Šitas kvepia kaip tie kvepalai, kurių visi nori, merginos visos. Bakarat? Taip. Taip. Gurmaniška vanilė, kaip gerai kvepia. Nu, tiesiog, tokia vanilė, bet kokosas, muskusas, žiauriai gerai. Marokas čia. Šitas vasara, pina kolada. Oi, prisiuoškiu. Gurmaniška vanilė. Reikia kavos pupelių kažkas. Kavos norėčiau. Wow, ispaniška vanilė. Šitas žiauriai. Irgi vasariška. Toks kaip skrabas. Kaip skrabas tas violetinis iš Eurokoso toksai. Nežinau, bet vynuogė. Šitas žiauriai skaniai kvepia. Šitas žiauriai skaniai kvepia irgi gurmaniška vanilė. Tai mums kol kas labai patinka ispaniška vynuogė, gurmaniška vanilė. Ir man tai tubionės visi labai skanus. Visos skanus. Yra tiesiog mažiau mano stiliaus ir daugiau mano stiliaus, bet šiaip visi žiauriai skaniai kvepia. Šiaip tikrai šitai kaip bakarat kvepia. Taip. Maroko brangakmenis. Jeigu jums patinka bakarat kvepalai, prašau. Yra... Jeigu jūs nežinote, nes aš turėjau, ne visai bakarat, bet... kažkas į tą pusę, ne visai same, bet į tą pusę. Gardus kvapai iš tikro labai. Labai ačiū, kad parašai žinutę. Taip. Ir kad palauki, kol mes lauksim visų ir atidarysim ir šiaip. Tai irgi pasiekit Scented. Ir pačiu. Scented
Instagram. Aš kai editinau epizodus, aš taip tikiuosi, kad ne. Nu, tiesiog čia, it's marketing, aš tiesiog taip, reikia tada ieškoti, viską karpyti iš tą. Dabar dar kartą. Čia nėra sunkus darbas, tiesiog aš tai Gang. Tai aš šiaip jau, kai žiūrėjau, nes kaip tik komunikavom, labai labai maloniai susirašėm ir aš kažkaip paminėjau, kad vis tiek mes vyno mergaitės sakom tik tai, kas mums patinka ir sakau, jeigu mums nepatiks, galim sakyti, kad nepatinka, sakė, žinoma, tik tai nuoširdžių reviewsų ir aš mačiau, kad jie dar turi ir tas žvakes, kurios yra kūno formų. Ir aš labai viliojuosi nusipirkti, nes man labai fainos, pas Miglę yra stovi ir man labai gražu. Bet neišsenta. Ir tada, aišku, gaila deginti, bet dėl grožio, bet visai pasistatyčiau pas save į savo tą altorių. Jo, labai gražiai, tikrai man irgi patinka, aš turiu, bet irgi biškai gaila deginti. Bet neišsenta dėja turiu iš šudinos parduotuvės, tai reikės apsideginti. Nu, aš Primarko, tiesiog. Tai mes manau, kad dar galėsim parašyti atsiliepimą, kaip dega, pavyzdžiui, per mūsų Instagramą, Facebooką. Jo, Facebook'e irgi jau turim. Gal labiau TikTok'ą, bet TikTok'e, Instagram'e, žodžiu, pasidalinsim, kaip dega. Jau, jeigu dar nesekat mūsų Facebook'e ir nedalyvaut nei vienam iš mūsų jau 2 praėjusių renginių, tai ką jūs veikiat su savo gyvenimu? Nes, kai jūs žiūrit, jau praėjo mūsų nuostabus popsų vakaras, kuris buvo žiauriai smagus, praėjo mūsų šokiai su mama, gegužės mėnesį mamos dienos proga, kas buvo irgi liuks, ir artėja birželio gale bus renginys, ir tada Liepos gale bus renginys, ir rugpjūčio gale bus renginys, ir rugsėjo gale bus renginys. Tai mes su baru SIP dabar taip pat darom, bendradarbiaujam, džiaugiamės, žiauriai faina vieta Stiklių gatvėje, nuoširdžiai. Aš ten apsilankiau, bandelės nuostabaus skonio, sausainį mačius valgiau, nuostabu, buvau Deivė, sugebėjau Sibę apsilankyti, geriau Amaretto Sour, žiauriai skanus kokteilis. Jauku tenai pasisidėti, galima vat, ir deserčiukų ir kavytę su draugiam nuvaryti, galit ir dėti savo tenais vestis, galit su draugiam pašokti nueit, kai yra specialūs vakarai būtent šokiams, ne šiaip tai toks pasidėdėjimai labiau, bet vat, kai yra vyno mergaičių vakariukai, tai bet jie turi ir visokių kitų reikalų ir labai labai faini žmonės dėl to, kad kaip tik vat, nepaslaptis, kad aš esu popso klausytoja šitoj kebroj ir aš vat galvojau, kaip norėčiau, kad Vilniui būtų kažkoje vat renginukai su ten specifiniam temom muzikų, kuriuo aš noriu. Ir tada ką, lauksiu ir numirsiu. Tai jam ir pradėjom daryti ir būtent Sipui parašius, tai labai 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 kažkaip smagu buvo, nes matėsi, kad rūpi jam ta veikla, ką daro, kad nori, vat, kiek šnekėjom su merginomis, kurios užsiima tuo, tai kad jos nori, kad ten būtų ir kažkokia biški kultūrinis toks hubas, ne šiaip sau ten, o kad vat, ir suburt bendruomenė ir visa kita, tai ir tas labai jaučiasi, kai žmonės daro tai, ką myli, labai jaučiasi, kaip ir su Evelina, vat, ir su Senti, kažkaip, sakau, labai labai smagu, kad šita veikla, šitas mūsų sezonas mus supažindino su naujai žmonėms, suvedė su naujom patirtim ir pažintim, kurios tikrai labai labai malonios buvo ir labai smagu, kad tai turim. O kalbant apie patirtis, tai pereisim prie mūsų pirmųjų darbo patirčių. Tai šiandien mes kalbėsime apie vasaros vargus ir džiaugsmus. Taip. Kažkaip taip. Turėjom tik tokią kažkada, man atrodo, klausimą apie savo pirmas profesinės patirtis ir pagalvojom, kad iš tikrųjų apie rimtesnės profesinės patirtis gal pašnekėsime antrame sezone, bet apie tas vasaras, pradirbtas mokyklinės jaunas vasaras norim pašnekėti dabar, nes galbūt kažkurie iš jūsų žiūrintis yra irgi jaunesnė auditorija ir galbūt svarstote apie pirmus darbus, gal tiesiog esate studentai ir vasarai kažko ieškot, gal nesate studentai, gal esate suaugę žmonės ir svarstote, ką vasarą padirbti ir kitaip praleisti vasarą, galbūt norite dirbti pajūryje ir kažkaip kitaip pakeisti savo aplinką. Labai jau sakyt. Nidoje, pavyzdžiui. Miglės. Tai va, tai sakėm, pasidalinsim savo pirmom profesiniam patirtim. Ir ne tik, taip pat pašnekėsim apie vasaros veiklas, tai pasilikit, žiūrėkit iki galo. Arba prasukit iki vasaros veiklų, jeigu jums darbas neįdomu. Taip. Pradedant šnekėti apie pirmasis patirtis, aš spėčiau, kad aš anksčiausiai turėjau darbą.
iš jūsų visų. Child labor. Man, aš nesakysiu, kur aš dirbau, nes tikrai galėtų, man atrodo, tą vietą, nežinau, spakuot, bet mano, nežinau, ar dar vis šiaip egzistuoja ta vieta, bet iš tikrųjų tai aš džiaugiuosi, kad aš taip anksti, man buvo, jeigu neklystu, 12 arba 13, kažkas tokio. Mes dirbom su sese porą savaičių, tokia, sakau, tik nesakysiu kur, tokioje vietoje tiesiog, kur mes dirbom virtuvėje, iš esmės indų plovėjomės, bet ten vyko ir stovykla, tai mes ir paruošdavom ten pietus vaikams, nu ne tai, kad paruošdavom, padengdavom stalą, išplavom, žodžiu, viską praktiškai darydavom. Kas? Nu, kad tikrai čia mes ten plaudavom indus, paruošdavom maistą, padengdavom stalą. Taip, ir dirbdavom, nu, neatsimenu, mes pirmą dieną, kai atvažiavom, tiesiog įeinam į virtuvę ir ten buvo, aš nežinau, ar išėjo plovėja ar kažkas, bet ten buvo po renginio kažkokio tais. Ir mes tiesiog pamatėm krūvas indų nešvarių ant žemės. Visur buvo tiesiog nešvarūs indai. Ir mes su mano sese visą dieną, man atrodo, kad mes tą pirmą dieną dirbom kokių 14-16 valandų maždaug. Jo, visą dieną. Jo. Nu, tai žinai, daug energijos, tai buvo dar jaunas. Jo, sesė metais jaunesnė. Tai tiesiog plovėm visą dieną, nu, aišku, ten su pertrauka pavalgyti tuos indus. Ir... Kūro pertraukai. Nebuvo. Tai tikros plovėjus. Bet jo, baigiam darbą kokią, nežinau, 1-2 gal nakties ir ėjom su ten jau vyresniais padavėjais, bet irgi, nu, visai jauni buvo ten 18, 17 metų, 19. Ėjom tiesiog, ten buvo netoli vandens telkinys ir ėjom taip įkišti kojas į vandenį, kad tas, nes buvo toks nuovargis, pirmą kartą gyvenime tokį nuovargį jaučiau. Ir tiesiog paskui įsivažiavom, mes ten ir gyvenom ten šalia esančiam, nes čia ne Vilniui buvo. Ir dirbom, bet labai buvo iš tikrųjų šiaip smagu, nežinau, mes kažkaip jautėmės tada gal, žinai, labiau suaugusios, nes su mumis ir tie padavėjai fainai bendraudavo, ne kaip su kažkiom mažvaikiam, žinai, malalietkom, ir virėjos, žinai, ir viską, ir kažkaip, nežinau, labai daug bairių prikolinom, ir tikrai man tas laikas labai greit prabėgo, sakau, man atrodo, ar savaitę ar 2 buvo, tikrai ten ne visą vasarą dirbom. Tiesiog man atrodo, kad mano tėvai norėjo, kad mes, kaip čia pasakyti, pajustume tą kaip čia pasakyti, iš kur, taip, būtent, pinigo vertę, iš kur ateina pinigai ir aš iš tikrųjų labai jiems dėkinga už tai, nes tikrai mes gavom tą atlyginimą, kuris buvo, nu, mums tuo metu, kur tiesiog, kai gauni pinigų, tarkim, iš senelių, ten iš gimtadienių, tai toks atlyginimas, wow, kiek čia daug pinigų eina sau. Bet tada, kai tu pagalvoji, kiek daug dirbai, dėl to ir kaip tie pinigai greitai išsileido. Aišku, plus mums nereikėjo mokėti už ten komunalinius, buto nuomos. Nieko, mums ten realiai tie pinigai buvo tik mums. Tai tada tikrai labai ir dabar turbūt būtų, jeigu tu gautum tuos pinigus tik savo reikmėms, jokių tenais įsipareigojimų. Taip, neturi. Ir tik tai čia tau pramogoms leisti, tai irgi būtų dideli pinigai. Neatsimenu, man atrodo, 700 litų gal. Oho. Už tas 2 savaitės, tai dabar jeigu eurus paverstume, tai čia plėš. Tikrai daug. Daug pinigų. Taip, tai va, tai jo, bet tikrai kažkaip, man atrodo, visai greitai, ten neatsimenu dabar tiksliai tikrai, kur išleidom, bet, nu, žinai, visokiems dalykėliams, ten irgi vasarą, vasarą galimai ten kokia nors pramogoms, dar kam nors, žodžiu. Tai va, tai iš tikrųjų, sakau, ta patirtis buvo labai sunki, bet labai mane užgrūdino, tikrai, ir labai išmokė, manau, ir sesė kažkaip tai tą darbo vertę dirbti ir, sakau, esu dėkinga ir kitą vasarą vėl mes dirbom ir vėl ten porą jau Vilniui, virtuvėje, kitus darbus, ten skutom irgi morkas, bulves ir taip toliau, daugiau virtuvėje jau padėjom, ne su indais, bet irgi ten mėnesį, ar ten irgi 3 savaitės kažkas tokio, bet va taip, man atrodo, visai gerai nuo ankstyvo amžiaus, nu nebūtinai nuo 12, tarkim, bet nu jau nuo kokių 14-15 pradėti taip, nu, sakau, tikrai nereikia iš karto visą vasarą dirbti, ar ne, ir paaukoti, bet, nu, va, 2 savaitės, 3 savaitės, mėnesį vieną, ar ne, padirbėti, pasižiūrėti, iš tikrųjų įvertinti, nu, iš kur tie pinigai ateina. Taip, ir kiek tau tėvai suteikia iš tikrųjų. Bet vat fainai, kad tu tada ir užsidirbi, jauti kažką pasiekęs, bet ir vat, kaip sakai, dar turi ten mėnesį ar kažkiek
neprarandi vasaros, tik tai aišku paminėsim, kad ne visiems tai įmanoma tikriausiai, nes tikriausiai čia jau eina per kažkokias pažintis, nes legaliai 12-16 sunku yra susirasti, aš bandžiau darbintis. Jau ribojimai. Taip, tai va, vis tiek ir tada daug kas nenori tavęs imti dėl tų apribojimų, tai mes jeigu pagalvojame apie savo daugumą patirčių, tai jos ne visai legalios, bet sėkmės jums susiranda. Bet life is life. Mes ir gyvenom, žinai, mažas buvom 10 metų atgal, tai irgi. Tai va, tai gal dabar dar kažkokios galimybės. Aš atsimenu, man atrodo, kai jau 18 atėjau, aš galvojau, kad aš norėčiau vasarą Maksimui pradirbti. Tiesiog, kad įgyvendinti savo kasininkės svajonę ir manęs Maksimą nepaėmė. Bet tu dėl to tu dabar daugiau apsipirkinėjai Rimi ir Lidl. Dėl to tu šalia Maksimos už tą dirbai. Tada šalia Maksimos. Bet ten jau nebuvo mano pirmas darbas. Aišku, aš vėliau žymiai negu Miglė pirmą darbą turėjau. Gyvenau visiškai... Princesės gyvenimą. Princesiškai. Baltarankės. Taip. Mano karočią pajuodusios, sausos nuo vandens, suskeldėjusios, puslėm nuėjusios nuo karšto vandens. Nusplovau, kojos nepastoviu, nugara jau sušikta nuo... Negalima vėl taip sakyti. Nugara sugadinta, 13 metų aš jau ten su išvarža nugaros, bet ne, jokauju iš tikrųjų. Plaukai jau tokie trumpai kirpti, raudonis, juodomis ir gėdis ragytėm. Tai aš man 16 iš tikrųjų pirmą darbą turėjau, tai tikrai vėliau, bet mano pirmas darbas buvo, man atrodo, mūsų draugas Paulius dirbo reklamos agentūroje ir tada verbuodavo visus mus irgi tai reklamos agentūrai dirbti. Ten buvo oficialu, ten buvo mokami mokesčiai, autorinę sutartį, man atrodo, turėjom. Bet kai yra mokami mokesčiai, tai tas nepilnamečio atlyginimas yra tokio liūdnumo, būdavo 2 eurai į valandą. Kas skamba? 2 eurai ar 2 litai? Netragiškai, 2 eurai. Aš jau prie euro pradėjau, tada man atrodo, tas buvo kintamoji... Tu dar prie rublio pradėjai. Kintamoji vasara. Prie talonų. Miglė dirbdavo, kad šeima galėtų bananų įleidus. Taip, ir galėčiau vaikam mandarinų per kalėdas. Vieną mandariną po vieną. Su kaimynais visais namais. Ir nuo medos. Jo, aš jau prie euro pradėjau, bet sakau, tie 2 eurai skamba kaip ir okei, kaip tiem laikam, bet esmė tame, kad darbą tu turėdavai 2 valandas per dieną, prieš tai turėdavai valandą prieš pasirodyti ten ir tada grįžti, tai tada tu tiesiog užtrukdavai kokias 4-5 valandas, nes stendo pasistatymas ir persirengimas ir vietos susirengimas nesiskaičiuodavo kaip darbas. Ir tada išleidai 5 valandas ir gauni 4 eurus. Ir tada mėnesį visą savalinį ir gauni 7 eurų. Tai buvo iš tikrųjų, jo, kažkaip, bet buvo smagi patirtis. Buvo mane paskatinanti, žinai, kad gal reikia kažką geriau galvoti. Gal reikia universitet. Bet pats pirmas buvo, man atrodo, dabar baisu pasakyti, ar 10 klasės pavasaris, ar 11, bet man atrodo, kad 10 klasės pavasaris pirmas buvo. Ir tai buvo, kai aš reklamavau Lietuvos kepėją, jisai tada šviežiai buvo brandas atėjęs naujas Lietuvos kepėjas. Toksai su malonėliu, taip, Lietuvos kepėjas. Ir aš tiesiog Maksimui turėjau stovėti ir net ne degustaciją daryti, nes degustaciją, kai darai, tu bent jau kažką pasiūlai žmogui, žinai. Aš tiesiog turėjau žmonėm duonos skyriui sakyti, o gal geriau jūs paimkit Lietuvos kepėją. Neduodu nieko paragauti, tiesiog bandau žmonės tikinti, kad žiūrėkit, kaip fainai šitas, gal ten 5-9 centai už batoną, jums šitą reikia. Ir puikiai tą savaitgalį pasirodžiau. Sakė, matosi pagal Maksimos, kad seilai gerai eina, gavau piragą Lietuvos kepėją ir uždirbau 8 eurus. Geriausio darbuotojo apdovanojimas piragas ir 8 eurus? Jo, per savaitgalį. Nu tai 2 dienas, tas 2 valandas, bet iš tikrųjų po 8. Ir man atrodo, tas piragas tiesiog tave taip užverbuoja, nes tau, žinai, man kaip mergaitai, kuri visą laiką ant akademinės validacijos ėjo, kai man pasakė, kad aš žiauriai gerai su pardavimais pasirodžiau, nu, tai viskas, tai tada aš let's go. Aš toliau noriu. Tie 2 eurai, whatever, aš tiesiog pardavimus noriu. Tai man atrodo, daugiausiai mano uždirbta buvo, kai liko džiugo sūrio ir mano kolegė,
jūsų pažįstama paskui buvus kolegė. Neminėkim vardais, nes nelė visai legaliai buvo tokia, tiesiog pasimta likutį džiugo sūrą. Ir aš prasinešiau maišelį džiugo sūrą, tai manau, kad čia buvo didžiausias uždarbis ever. Nes džiugas visai brangus. Buvo, pavyzdžiui, kad aš Maksimui irgi Bigo Maksimui reklamavau turi tą, kur aš su spanguliam dabar vis nuperku. Ir tuo metu aš va teo pragavau ir buvau tokia, eina savo kaip skanu ir tada pažiūrėjau, kiek kainuoja ir supratau, kad aš per tas 2 valandas neuždirbu dar tiek, kiek sūris kainuoja. Tai neleidau savo. Bet dabar leidžiu ir kiekvieną kartą, kai leidžiu savo tą sūrį su spanguliam, didžiuojas, kad aš dabar kitokiame etape gyvenimo. Started from the bottom, now we're here. Bet kai perki sūrį, vis tiek paprašai tetos, kad, o galima šitą sūrį aš pati praskanuosiu, kad vis dar neišsipildys kasininkės. Aš tiesiog einu į savitarną. Tiksliai. Dėl to man taip savitarna tikrai labai. Bet yra, žinok, egzistuoja dar likščiau, bent jau Ispanijai, mes visai čia neseniai tiesiog nuėjom prie šaldytų produktų picos skyriaus ir tiesiog žiūrėjom iški pizzą. Šiaip net neplanavom pirmą, tiesiog, žinai, toksai, tipo, o gal, žinai, reikia pasimti juodoms dienoms. Ir tada prie mūsų prie moteris sako, gal jūs norit tos kitos picos? Nes ten irgi yra, ten, čia žiauriai, ten itališka tešla, ir ten, ir mano draugas sako, nenusipirkom. Tai shout out to Galley Group, kurie naudodavosi jaunimu ir mokėdavo mums €2. Bet, jau. Bet vis tiek buvo patirtis, aš vis tiek tą vasarą kažkiek užsidirbdavau ir kaip sakai, kai esi vaikas ir tave pamaitina ir aprengia tėvai, tai tiesiog, kad ir tie 70 €, bet nežinau, ant kokio ar festivalio bileto ar kažko, vis tiek išeidavo ir vis tiek didžiuodavausi ir buvo smagu matyti. Tai va čia buvo ta tokia pirma patirtis, bet jinai kaip tik susipaišė ir su to patirtim, kurią mes visos 3 kartu aptarėjom. Tai čia buvo mano pirmoji darbinė patirtis, maždaug 16 irgi, aš sakyčiau. Žinok, man atrodo, bet man atrodo, kad biški vėliau, nes aš atsimenu, aš skaitydavau Altorių šešėlį, o mums reikėjo 11 klasės gale paskaitydavau Altorius, tai man atrodo, tada turėjo būti 17. Vasara tada 17, tikriausiai vasara po 11 klasės. Tai galimai tada mano 18 tikrai, nes tikrai nepilnametės dar. Ne. Tai 17. Mėgliai gal buvo jau 18. Jo. Tai va, tai dirbom, galim sakyti? Galim. HBH giros mergaitės būdavom prie trikampės Ukmergės Maksimos, pilsdavom girą. Jeigu mus atsimenat, jeigu pirkat girą kada nors, sveiki. Jo, čia mes buvom. Tai va, tai tu pradėjai kažkaip ir paskui mus užverbavai, nes tu nebegalėjai, tu išvažiavai kažkur, tau reikėjo laisvų dienų ir tada aš tave pavadau, paskui man reikėjo, man atrodo, tu mane pavadau. Aš mažiausiai. Giros mergaitės, started from zero. Dabar vyno mergaitės. Po to kieno būsim. Tai kaip tau tas darbas buvo? Man tai patiko, nes labai daug laisvo laiko buvo. Žiauri, daug laisvo laiko buvo ir skėtis, man atrodo, ten paliktas. Išsitrauki tą skėtį, jeigu karštą, kėdutę, sėdėva, sakau, knygą skaitai, ateina žmogus nors stiklinę giros, no problem, įpili, paduodi viską, susirinki pinigus, paraši butelius. Na, aišku, tą giros bačką keisti būdavo labai sudėtinga, aš net nežinau, ar aš tam, man atrodo. Prašydavau vyro, man atrodo. Man irgi atrodo. Turėjom vietinių, kurie visą laiką lankėsi, kiekvieną dieną pirkdavo, ateidavo pakalbinti. Taip. Tikrai. Bet visai draugiški tokie, ne priekabus ar kažką tiesiog būdavo. Ir turėjom kaimynę braškių mergaitę, kuri žymiai geriau uždirba. Žymiai geriau. 100 litų į dieną uždirba. O mes gal 12. Kažkas tokio. Aš visiškai neatsimenu. Bet eurais jau, man atrodo, tada buvo. Tai man atrodo, mes gal 12 € sugebėdavom uždirbti, o jinai ten darydavosi belenką daug. Jo, tikrai. Nu jo. Ir tada bandė mane įpaišyti, bet tada kažkaip aš jau išvažinėjau ir ten. Bet va, braškių mergaitė aš būčiau norėjus tikrai pabūti. Ten royal. Braškių mergaitė, blemas skamba kaip kvepalų pavadinimas. Braškinė mergaitė. Bon Malizija. Tai va, o paskui iš tikrųjų, tai jau nežinau, ar pakaverinat savo visas pirmasias darbinės patirtis. Nu, aš po to rūbų parduotuvėj vintažinių dirbau ir tada į restoranus atsidūriau, nuėjau ir herajam. Jo, aš irgi kaip pradėjau studijuoti, tai irgi, nu, aišku, aš dar buvau Ispanijai, au pair. Šiaip iš tikrųjų, jeigu jūs esat, pavyzdžiui, baiginėjat mokyklą, tarkim, baigėt mokyklą, arba netgi jau seniau baigėt mokyklą, bet dar vis, pavyzdžiui, nežinot, ką veikti, tarkim, metėt universitetą, arba net nestudijavot, nežinau. Bet visai rekomenduoju pažiūrėti au pair programą. Aš, pavyzdžiui, po mokyklos baigimo nežinojau,
ką noriu veikti savo gyvenimą. Ne po mokyklos baigimo, jau būdama 12 klasėje, aš nežinau, ką aš noriu studijuoti. Ir aš nenorėjau savęs spausti. Mano pusseserė buvo pasiėmus gap yearą, tai aš turėjau tokį pavyzdį ir jinai buvo jau sugrįžusi mokslus, tai aš tokia buvau, tai reiškia įmanoma, nes visi sako, nu tai tu dabar pasiimsi po metus pertraukos ir nebenorėsi grįžti mokslo, žinai. Geriau jau, žinai, su tavo inercija 12 metų mokysi, tai dar 4, žinai, pasimokyk iš tos inercijos, žinai. Arba vos ne, man atrodo, lietuvių mokytoja mūsų sakė, tai ten vos ne pakeliaut visada spėsi, vos ne tai jau geriau, žinai, pabaigti mokslus pirmo, paskui jau ten ką nori daryti. Aš nesutinku, nemanau, aš manau, kad pakeliauti pirmą galėjau mokslus visada spėsi baigti. Aš turėjau savo, kai paskui jau pradėjau studijuoti, tai ir vyresnių už mane, ir 10, ir 15 turbūt metų vyresnių už mane. Ir buvo irgi viena moteris kitam kurse, man atrodo, jinai metais, tipo, aukštesniam kurse buvo, 77 vos ne metų jinai baigė universitetą. Tai no problem, visiškai. Aš pritariu. Tai va, tai rekomenduoju iš tikrųjų, jeigu, pavyzdžiui, gap year norit, ar ne, pasiimti ir nežinot, kur, kaip, ką daryti, Lietuvoje, ne Lietuvoje, tai šiaip rekomenduoju labai au pair programą. Gal turit, pavyzdžiui, nusižiūrėję kažkokią šalį. Aš buvau nusižiūrėjusi Ispaniją. Ir konkrečiai ieškojau Ispaniją, nes norėjau metus praleisti Ispaniją. Ir ten, kaip veikia, jeigu nežinot, tai nuvažiuoji, susirandi šeimą, kuri tave priima. Ir iš esmės tai yra kaip vyresniosios sesės programa. Tu jų vaikus arba vaiką, mano atveju vaiką vieną, prižiūri ir ten irgi priklauso nuo šeimos. Gali, pavyzdžiui, prižiūrėti, tarkim, kad galbūt jeigu ten neina į mokyklą, tai visą dieną, bet mano atveju buvo, kad aš tiesiog turėdavau nuvežti vaiką į mokyklą, tada turiu laisvo laiko vos ne 5 valandas, nes ten daugiau net, nes ten mokykla būdavo, man atrodo, nuo 9 iki 5, tai aš realiai 8 valandos turėdavau laisvos. Nu, žodžiu, labai daug laisvo laiko. Tada plovė indus tas 8 valandas. Ne, kaip tik aš labai pas fainą šeimą buvau. Aišku, yra tokių, kur šeimos labai atsargiai rinkitės. Aš tikrai irgi labai atidžiai rinkausi, mes labai daug susirašinėjom su tom šeimom, ten, man atrodo, ir per Zoomą kalbėjom, nu, žodžiu, kad tikrai labai atidžiai pasirinkti, nes yra tokių šeimų, kur ten iš karto pasako, pavyzdžiui, kad reikės tau ten irgi padėti mums su namų ruošos darbais. Tai jūs turit nusiteikti, kad galbūt per tas ten laisvą laiką, kol vaikas mokyklai, jie prašo padėti su namų ruošos darbais. Mano atveju to nebuvo, nes šeima turėjo padėjėją namų, tai kuri tvarkė, gamino valgyt, man iš esmės nieko nereikėjo daryti. Aš turėjau, sakau, tą laisvą laiką mokytis ispanų kalbos ir daryti, ką aš noriu. Bet paskui vakare, kai pasimdavau vaiką iš mokyklos, jau reikėdavo su juo užsiimti, ten su juo namų darbus padaryti, žodžiu, su juo pažaisti kažką ir savaitgalį, šeštadienį, man atrodo, biškį irgi jį prižiūrėdavau, paskui sekmadienį laisvą turėdavau. Bet, žodžiu, labai faina patirtis iš tikrųjų, tai tu ir sakau, jeigu taip pat susiranda tokią šeimą, kur, tarkim, šiaip rekomenduoju gal vieną vaiką, jeigu įmanoma, tada lengviau, man atrodo, negu ten 2-3 kai kurie prižiūri ir kad vyresnis biškį vaikas būtų, nes jeigu irgi labai mažiukus, tai labai juos ten reikia žiūrėti. Mano vaikui buvo 8-9 metai, tai toks mes ir su video žaidimus pažaisdavom ir ten teliką pažiūrėtum, nu tokie. Aišku, kažką užsiimti, irgi žaidimus visokius gali pažaisti, stalo žaidimus tuos pačius su kortom ir taip toliau. Tai va, tai manau, kad rekomendacija, jeigu, tarkim, norit su au pair išvažiuoti, tai vieną vaiką ir biškį vyresnį, kad reiktų prižiūrėti. Jo, ir pasiskaitykit, tikrai pasidomėkit, galbūt šeimos turi kažkokių atsiliepimų, dėl to, kad tikrai, jeigu tik tokia paieškosit, ir bet kur kitur yra labai siaubo istorijų šitų au pairų, kur iš tavęs vergė padaro. Taip. Aš kalbėjau, kas paprašykit jų buvusių au pair, jeigu jūs nesat pirmoji au pair, jie man davė tiesiog patys, sako, gali susisiekti su mūsų buvusiam au pair, ir aš susisiekiau ir su dabartinė, kuris su juo buvo Latvė mergina, tai irgi kažkaip, galbūt tas artumas pasitikė ir irgi kažkaip užtikrino, kad viskas gerai ir taip toliau, žodžiu, viskas ir tikrai viskas buvo labai gerai ir mes praėjo jau ten 6-7 metai, jau dar vis tikrai gerai sutarėm ir palaikom kontaktą kars nuo karto, susirašom. Tai va, Migliai, tai tikrai life-changing experience gavas. Jo, mano visiškai gyvenimas pasikeitė. Bet toks irgi, pavyzdžiui, ne darbo patirtis, aš noriu pabrėžti, kad jūs negaunat labai didelių pinigų, jūs gaunat dienpinigius, tai būna irgi per savaitę dažniausiai ir irgi vėlgi priklauso mano laikais, dabar kai infliacija, tai man atrodo, kad irgi dabar turėtų būti daugiau. Aš gaudavau gal 70 eurų per savaitę, tai susidaro per mėnesį ten
nežinau, gaudavos apie, aš paškai matematikos. Viskas gerai. 7 kart 4, 2, 8. Tai 208. Bet man atrodo, gal tada 7,5 aš gal, nes kažkas būdavo apie 300, biškai virš 300, man atrodo. Bet vėlgi, tu šitus pinigus tik tai savo reikmėms leidai, ne? Nes šeima turi pasirūpinti, tau nupirkti maistą, taip yra, kaip čia pasakyti, įsipareigojimas, tau sutikė apgyvendinimą, tai tu tiesiog tuos pinigus, irgi nereikia tau mokėti už butą, nereikia tau mokėti už maistą, tiesiog saviems reikalams. Plus mano šeima, buvo žiauriai gera, sumokėjo ten ir už telefoną mokėdavo, ir už, jeigu eidom kartu į kavinę, irgi už tai mokėdavo. Ir net paskui, kai labai, jau sutarėm kartu, gyvenom, tai ir bilietus man nupirko atgal grįžti pas šeimą aplankyti, ir kalėdoms bilietus nupirko, žodžiu, tai tiesiog reikia tikrai labai, man labai tiesiog pasisekė, tai nežinau, irgi aš čia nenoriu labai užhypinti, bet tikrai yra labai faina. Ir jeigu kažkas galvoja, 300 eurų čia niekis, tai tuo metu buvo minimalkė. Vėlgi, kadangi aš buvau nepilnametė, tai ten kažkur per kažkur ir mane paimdavo šeštadienį iš ryto, išveždavo į tą sodybą į Trakus, tada tu atidirbi iki kokios 4 ryto, nes vestuvės, tada tu eini miegot ir keliesi kokią 8 vėl, nes reikia jau pusryčius patiekti. Tai blogiausias, man atrodo, buvo, kur aš gal 7 ryto nuėjau miegoti ir tada 8 kėliausi. Ir tada tu vėl pradirbi sekmadienį, ten susitvarkai ir tada parveža tave vakare. Ir už šitą fainą reikalą gauni 3 eurų. Aš pasiskaičiavau kažkada, kad mano valandinis gavosi 5 centai. Euriukas gal su pusė, žinai. Bet to pačiu, ar tu skūsies, ne, tu fainai, tu turi darbą ir tu, vis tiek 30 eurų, tuo metu dar šį bei tą reiškia, daugiau tikrai negu dabar. Bet čia vis tiek baisu. Bet aš dirbu, kur aš pasiskaičiau, kad tikrai minimalkės net realiai nesiekė, bet tiesiog, kadangi man buvo 17, buvo labai sunku surasti, kur minimalkė kažkas siektų, kur norėtų oficialiai paimti. Bet aš tada vėlgi, man čia buvo motivacija daryti kažką gyvenime, nes aš dirbau kartu su suaugusiom moterim, kurios visą savaitę dirbdavo Vilniui. Ir tada atvarydavo dar savaitgalį padirbtinai. Aš tikiu, kad jo mokėjo daugiau ir mes tiesiog nesišnekėjom ir gal jos gaudavo 5 eurų, bet tikrai nebuvo, milžiniško skirtumo. Ir aš galvoju, aš norėčiau turėti savaitgalių savo, o ne dar zavalintis kažkoje random vietoje, vestuvėse, iš N vestuvių, kurios pradirbau, vieną kartą yra tipsų palikę. Aš tą nuotaką dar dabar su meilė atsimenu, nes 20 eurų paliko, tai man čia 2 gubinusi savaitgalis realiai. Tai labai fainai, Bet tokie kitokie laikai buvo dabar, tai jeigu tu taip dirbtum, tai, gautum tikrai gerus pinigus. Taip. Ir nuo vietos gal priklauso. Tiesiog toj sodyboje kažkaip sunku, bet susipažinau su labai faina moteriškė, kuri virtuvėje dirba. Turėjau motivacijos kažką daryti su savo gyvenimu, nes nenorėjau užsibaigti taip, kaip, kad dar savaitgaliais man reikėtų dirbti tokioj vietoj. Pasižiūrėjau, kokios santuokos nenorėčiau. Nes tiek pasižiūrėjau visą laiką, beveik visose nuotokos planuodavo, nuotokos sužiūrėdavo, nuotokos visais pasirūpindavo, jaunikis būdavo girtas 10 vakaro ir šlykščiai elgdavosi ir dar dramas kokias nors keldavo, tai būtų tokia, aš gal išsirinksiu geriau, nežinau, ar aš buvau išsirinksiu, bet nevermind, dabar nebeturinti. Aš irgi tokia panašioje vietoje dirbau, bet aš dirbau čia netoli Vilniaus. Net netoli Vilniui, man atrodo. Tai ir mums tikrai daug geriau mokėdavo, man atrodo, tą biškį skemino, nes mes irgi su sesėdim, aišku, ten irgi buvo pažįstami, bet manau, kad irgi tai vis tiek yra verslas ir negali jie ten kiekvieną kartą tau tiesiog pašalpos, žodžiu, teikti ir mokėti ten daugiau negu galėtų, tai man atrodo, jie tiesiog mokėdavo tiek, kiek moka visiems. Bet, nežinau, vibes būdavo irgi kažkaip tai, ir plus mes nedirbdavom iki 4 ryto, mes maksimum iki 1-2 ir paskui mus pakeisdavo ten pati šeimininkė, jinai iki tol ilsėdavosi ir tada... 100% buvo išnaudojimas, bet... Bet vėlgi, tikrai, sakau, kiekvienas darbas kažko tave išmoko, nebijokit dirbti irgi ir sakau, tikrai sunkių darbų irgi reikia gyvenime, net nebus taip, kad... Apskritai visi darbai yra sunkus, net ir dabar tavo yra prie ofiso irgi ofisinis darbas yra sunkus ir prie kompo darbas yra žiauriai sunkus, sugendakis, pinigų išleisit belekiek ant akinių, ant staisimo akių, žodžiu, ir taip toliau. Tai tikrai visi darbai yra sunkus ir nebijokit ir to fizinio darbo, ir ofisinio darbo, ir bet kokio, nes sakau, man atrodo,
tas patirtis, tu kaupi patirtį gyvenimo, išmoksti kažkos, pažįsti su žmonėms, kontaktai, taip, labai naudinga, man atrodo, daug išmoksti tikrai. Nes aš dar atlikinėjau neapmokamą praktiką po pirmo kurso, kas vėlgi, sakyčiau, kad nelabai etiška, nelabai smagu, nelabai gražu, nelabai iš tikrųjų ir naudinga man labai gavosi tą praktiką ir buvo iš tikrųjų paskui tai gaila, kad aš tokią paskutinę vasarą, kur tikrai po pirmo kurso dar galėtum prabimbinėti, arba visi išėjo į padavėjus, atsimenu, ir visi ten gerus pinigus užsikulio, aš sėdėdavau kiekvieną dieną ofise ir negavau nieko realiai. Apart, faini žmonės tikrai buvo mano kolegos Western Unione ir buvo žmogus, kuris pasakė, sako, tu dar jauna, tu tokią galvą turi ant pečių, nebandyk grįžti čionais. Ir aš labai dėkinga tam žmogui, kad jisai sakė, nebandyk grįžti čionais. Nes tu negrįžai. Jo, ir aš manau, kad geriau padariau, nes buvo šiaip labai įdomis rytis, buvo anti-money launderingas, tai tu kur tikrini transakcijas. Antipinigų plovimas. Taip, tai AML, buvo įdomu ten, žinai, kaip atseki, kur pinigai plaunami, kur juodi pinigai vaikšto ten, nes pagal adresą susakė, kad ten biški prostitucija kažkur ar kažką, bet žinai, tokie... bet tokių įdomių keisų buvo vienetai, dauguma buvo ten visiškai, žinai, tiesiog eini per checklistą ir tada užflagini transakciją ir jinai, bloga ar nebloga. Tai čia, man atrodo, kai aš išėjau, turėjau per ateinančius 2 metus ėjus perim šitą darbą, nes jeigu ne, tai... Man atrodo, tuo metu mano viena kolegė rašė netgi skriptus į AI, kad perimtų šitą mano darbą. Tai, žinai, bet jeigu būčiau tikrai kažką labai labai naudingo išmokus, tai tada gal kitaip žiūrėčiau į tą nemokamą praktiką, bet kai aš tiesiog dariau darbą, kuris, jau ant slenkščio automatizavimo buvo, tai tada... Taip, tokia beprasmybė. Jo, biški beprasmybė. Bet vėlgi, kaip Miglė sako, kiekvienas yra naudingas ir supratau, kur gal nelabai noriu, kas man patinka, kas nepatinka su didesniam korporacijom ir irgi buvo kažkokios naudos. Ir, viskas, o paskui jau aš normaliai į darbus išėjau nuo 2 kurso, tai tiek tų... Jo, paskui mes tiesiog prieš savo tos, kaip čia pasakyti, aš nenoriu, žinai, nes tu dar vis padavėja profesionalėsi. Mes netapom profesionaliomis padavėjomis, išėjome kitus darbus. Bet buvom irgi padavėjų. Normaliai daug. Aš buvus padavėja, dabar kol kas vėl būsiu, bet tada kas ten žino. Taip. Gal gydysiu. Tai kaip aš kokia padavėja buvau ir kokia Austė padavėja yra tokios skirtingos rūšis, nesakau, aš tiesiog... Nes neprofesionaliai yra padavėja. Po 2 lėkštes, žinai, kai pateikinėja jauniesiam stalą, o aš esu lankiusius pas Austėją ir vis dar geriausia mano patirtis turėta, buvo taip išsamu, buvo taip įdomu, mes kartu su Miglė lankėmės ir sužinojom tiek daug apie maistą ir apie gėrimus, kuriuos, sakau, vis dar... Tai sakau, čia yra skirtumas profesionalaus padavėjo ir tiesiog padavėjo, kuris dirba, kad užsidirbi pinigų. Nelegaliai 17 jau. Ir dar dėl to, kad jūsų vardas nesirimuoja su sveiki, Austėja padavėjo. Aš esu kartus tikrai prie stalo kelis kartus pasakys, sveiki, aš esu Austėja ir šį vakarą būsiu jūsų padavėja. Ir visi lūžtame ranką. Ar man reikia keisti profesiją, kas dėrėtų su Goda? Goda tai dievas tik tais Godu. Goda. Užsiėmė. Aš kulto lyderė, konkrečiai man reikia būti kulto lyderė. Koda. Aš nematau kito. Miglė, piglė. Ką daro piglės? Iglė gali būti, dainininkės vietą perim. Tikrai. Iglė, saugokis, aš I'm coming for you. Tai žodžiu. Ar gali migla būti ir miglint visiems akis? Migloko. Tiesiog dainininkė to reikia būti. Tiesiog dainininkė, taip. Jau to įrašysiu naują gabalą. Nesugalvoju jokio darbo. Atsimenu tik tai, kaip kolegos sakė, Goda, Škoda. Škodos vairuotoja. Hyundai'us. Škodos jau. Tai mes išeinam atostogauti vasarą ir ką veiksim per atostogas? Tai Austė dirbs, bet norim irgi dirbsiu. Aš irgi dirbsiu, bet vis tiek vasarą padaugėjo visokių susibūrimų, grilio vakarėlių, piknikų ir taip toliau. Ir aš kiek atsimenu iš seniau, pavyzdžiui, ten su tėvais, tarkim, vyresnė karta, visą laiką tie šašlai, žodžiu, tiesiog šašlai, geriam ir tiesiog šnekamės, o tada kai kuriems žmonėms galbūt nelabai patinka, tiesiog neturi apie ką šnekėtis, nori kažką paveikti, tai tikrai tiesiog norim pasiūlyti keletą tokių veiklų idėjų. Tai pirmas dalykas
yra šilta, gera ir jeigu jau susirinkat sodyboje, galite veikti kažką laukia. Fizinė veikla yra taip gerai. Jūsų kūnas jums padėkos. Kai pasensit, jūsų sąnariai jums padėkos, viskas jums padėkos. Fizinė veikla yra liuks, o ne tiesiog sėdėti ir alutį grūšnoti. Taip. Tai iš tokių konkrečių pasiūlymų geras, pavyzdžiui, žaisti žaidimus, ar ne, kažkokius, bet ne stalo galima, nu ir stalo galima žaisti žaidimus. Ne, galima stalo žaidimus žaisti, bet stalo žaidimus galima ir rudenį žaisti, ir žiemą žaisti, bet ką. Bet, pavyzdžiui, yra tokių žaidimų, kuriuos laukia žaidi, pavyzdžiui, petanką kokią nors, arba Viking, irgi vadinasi, ten reikia irgi mėtyti lazdeles, nugriauti kuoliukus ir taip toliau. Tas pačias estafetės, tiesiog sugrįžkim prie basic dalykų. Kas negerai? Kai kurios dalykus reikia palikti praeitį. Ai, nu, kai estafetės. Ne. Estafetų super, mes kiekvienam savo. Taip. Aš už estafetą. Nebent Survivor dalyvauja. Galima padaryti irgi Survivor, žaisti galite. Jūs sakė irgi, paauglystėje žaisdavo Survivor, taip? Tikrai. Ir, pavyzdžiui, estafetės, tai mes, kodėl čia taip prisiminėm, nes mes tiesiog irgi, vasarą, kai būdavom, tarkim, sodyboje, savaitgalį, ten kas nors, aišku, reikia tik tai, irgi, kad kas nors apsimtų, o ne tiesiog tikiuosi, kad bus estafetė sodyboje ir tada nieko nedarai ir tikiesi iš kitų. Ne, tai tada tu šokiais ir darai. Taip, tikrai, aišku, liūdna, jeigu visą laiką jūs esate tas vienintelis žmogus, kuris viską daro ir viską inicijuoja, bet tikrai galite su draugais pasiplanuoti, kažkaip pasidalinti darbais. Pavyzdžiui, galite jūs pabūti projektų vadovu. Taip, jūs gal ir darbet būna projektų vadovas, bet kartais ir gyvenime tada tenka. Ir paskirstyti kažkaip darbus. Tai kažkas galėtų būti atsakingas už dekoracijos. Aš atsimenu, sakė, visą laiką veiklos kažkas. Tai aš, tarkim, buvau kvizą paruošusi kažkuriais metais. Ir tiesiog vakare jau sėdint ten per kahutą ar per kažką, žinai, sužymėti, kad vienas kitą geriau pažinti. Galima vėl klausimą apie austės ir aš taip padaryti. Atsiprašau. Galima, estafetėse tai birpongo yra, galima žaisti be alkoholio tikrai pilnai. Aš tai alaus nemėgstu ir vis tiek į vandenį. Esmė įmesti, net nereikia gerti, nieko esmė įmesti. Flip the cup, ten flipint tuos podelius kažkaip, kad tu, kai jį pastatai taip, ane, ir turi mesti, kad jisai atsistotų normaliai paprastai. Orientacinių principų, netgi ir toj sodybos erdvėje, o galima ir orientacinės tolimesnės daryti, galima yra kas organizuoja su mašinom irgi važinėjant, tai kad skirtingas Lietuvos vietas pamatyti, būna po Vilnių orientacinės, būna ir ant pėdų, ir ant ratų, kaip tik tai norit, tai kažkaip norisi tų veiklų tikrai ir dar iš tų žaidimų, kaip vikingai yra, man atrodo, polo, kur taip įsibeda. Ai, taip, ir turi rutuliukus. Aš čia noriu įsiterpti ir pasakyti, kad mačiau 50 Cent Store, kad buvo žaidimų pardavinėjo dabar, bent jau pavasarį, prieš vasarą pardavinėjo tiesiog žaidimus lauko. Tai jeigu neturit ir ten nenorit išleisti daug pinigų, tai galit praseiti tiesiog po tokias padėvėtų dalykų parduotuvės, kur ne tik rūbai, o ir things namų, tai, dalykai namų, tai gal ten rasit kažkokių irgi žaidimų. Taip. Ir tas pačias, pavyzdžiui, orientacinės arba ten lobio kokio nors ieškojimą, dar kažką nupieštų. Galima tikrai šiais laikais žiauriai lengvai padaryti, ChatGPT įveskit, kad padaryk man ten užuominas tokiems ir tokiems punktams ir jaučiu parašys, nežinau, nebandžiau, bet man atrodo, jeigu galvojat, tai čia reikia labai daug galvoti, labai daug kurti. Ne, man atrodo, galit arba susirasti jau egzistuojančias kažkokias, pavyzdžiui, galbūt yra tikrai internete, arba ChatGPT paprašyti pagalbos. Tai žodžiu, tokių visokių veiklų. Tiesiog svarbiausia, ką norim gal paskatinti patiems imtis organizuotis, nes tikrai dažnai galvom, tai kaip į mane gal irgi čia pažiūrės, nes tikrai yra ir tokių party pooperių, kurie tiesiog nori valgyti šašlus ir gerti alų. Bet viskas tegul geria iki su kitais tokiais žmonėm. Taip, bet gal tiesiog jūs tada susiraskit kitų draugų. Bet gal net ir jiems iš tikrųjų patiktų. Taip, tai gal jie mažiau kažkaip prisijungtų. Tai būtent mes kartais dažnai įsivaizduojam, kad tarkim
nu tai mano kompanijai turbūt niekam bus neįdomu, nes jie, nu, vat, mes įprastai susirenkam ir tiesiog, žinai, grilinamės, ten šnekamės, tai, nu, greičiausiai, jeigu jau nieks nesima organizuoti, jiems greičiausiai neįdomu. Ne, greičiausiai jie taip pat galvoja kaip ir jūs, kad kitiems tai įdomu ir tada, jeigu jūs pasiūlysit, imsitės iniciatyvos ir suorganizuosit dar, ir visiems patiks, tai jie gal tada kitą kartą imsis iniciatyvos. Jums tiesiog reikia pirmą tą žingsnį. Bet vis tiek. Taip. Mielai prisijungs. Mes tai tiesiog bandom visus bet viskas gerai ir viskas gerai ir išnekėtas, ta prasme, nereikia visai pašalinti, žinai, tiesiog grilinimą, išnekėjimas ir sveika visą kitą, bet ir veiklų irgi terpti. Ta pati vakare prie stalo sėdint, prie žvakių miglės paminėti, tai galima mafiją tą pačią ištraukti, pažaisti su draugais, irgi labai kažkaip būtent vasarą mes linkę tą daryti. Nu, žodžiu, yra labai labai daug smagių veiklų ir kortos ir visokie, vakare lauke stalo žaidimus pažaisti iš karto taip romantiškiau yra. Jeigu miglė jau leidžia vakare. Nežinau, pagalvoti. Tai va, ir tikrai, nežinau, vasara labai labai smagus metas ir norisi išnaudoti tą lauką ir tą džiaugsmą ir kad ir uodai sukandžioja ir kartais jau šalta darosi, bet vis tiek pasiklausyti to medžio šlamesio ir tiesiog pabūt laukiau, svarbiausia tai pabūt su mylimais žmonėm. Bet neužmiršti ir laiko savo, nes iš tikrųjų vasarą labai 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 lengva įsisukti į tą, kad reikia išnaudoti, čia vasara tokia trumpa, reikia dabar, man reikia ir ten, ir ten, ir ten, ir ten, ir prie ežero, ir prie jūros, ir į užsienį, ir ten kažkur, bet iš tikrųjų tai jau paidarėm ir dartina. Jums tiesiog jauskit, kaip ką kūnas sako, ką jūsų giliai širdis sako, kad nu, jeigu reikia kažkada planų kažkurių atsisakyti, tai atsisakykit ir nesijauskit blogai ir nepykit ant kitų žmonių, jeigu jie nusprendžia atsisakyti, nes nu, tikrai galima visą laiką, tai apie tą darbo perdegimą, tikrai jau atrodo vis daugiau yra šnekama, bet tikrai galima nuo savo socialinio gyvenimo kartais pervargti ir nuo to, kad tai vieną savaitgalį aš ten važiuoju, kitą savaitgalį ten važiuoju, o tiesiog pabūt su savim, pabūt namie, pabūt tyloj kartais irgi reikia, tai pabandykite atrasti balansą šią vasarą. Man atrodo, čia šitas, apie ką tu šneki, žinai, perdegimas nuo socialinio gyvenimo yra tas fear of missing out, baimė kažką praleisti. Ir aš, man atrodo, ją turiu, ir jūs turit, žodžiu, visi mes ją turim, bet reikia kažkaip, man atrodo, įsivardinti tai, ar ne? Suprasti, aš dabar pasakiau, jūs pabandykit irgi atkreipti į save dėmesį, ar aš turiu tą baimę praleisti, ar aš tikrai noriu ten važiuoti, ar aš tiesiog bijau, kad aš kažką žiauriai faino praleisiu, nors aš žiauriai neturiu jėgų, ten tikrai mieliau galbūt pabūčiau dabar vienas, pasikraučiau tą bateriją, nu bet o jeigu kas nors žiauriai fainai vyks ir manęs ten nebus, tai ir nieko neatsitiks, pasaulis nesugrius, dar bus daug kitų susitikimų, kažkaip įsivardinkite, tiesiog sakau, labiausiai svarbu, man atrodo, tas baimę savo įsivardinti ir tada jos daug mažesnės pasidaro. Taip, nu nes kas, blogiausiu atveju kažkokio inside joke vieno nesuprasit. Jeigu manot, kad jūsų draugai jūs užmirš per vieną kažkokį savaitgalį, tai vėlgi persvarstykit savo draugus. Aš gyvenu Ispanijai. Manęs draugai neužmiršt. Aš irgi bijau, kad mane draugai užmirš būnant Ispanijai ir tiesiog su manim nebelabai norės bendrauti, bet taip neįvyko kol kas. Tai manau, kad irgi nuo vieno ar dviejų nepabuvimų kompanijose nieko nenutiks. Tu mūsų kompadrė. Komadrė gal. Komadrė ir kompadrė. Gerai. Tai tai tikrai, kaip sako Miglė, viskas gerai yra ir nebijokit kažkokių praleist momentų, nes visų jų nesugaudysit ir tiesiog rūpinkite savim, kad turėtumėte energijos kitą kartą pasimėgauti. Kad kai grįšim antrų sezonų, kad mes, ir čia mums linkiu, kad mes nebūtum, oh my god, kaip pavargo per vasarą. Rudenėlis dabar lėčiau, taip fainiau ramiau. Nes jeigu jūs sakysit taip, kaip aš praeitais metais savo sakiau, kad oh my god, rudens, taip laukiu, ruduo pagaliau, čia sulėtės mano tempas. Per visus metus jis nesulėtėjo nei karto. Aš taip ir neišmokau atsisakyti socialinių veiklų. Taip, ruduo buvo kitoks, bet tada vis tiek atsiranda nauji dalykai, kelionės, visa kita, ir dabar vėl priplanuota. Ir tiesiog atrodo, jau kada pailsėsiu tada. Ir dabar man vis dar, žinai, vakarais būna trukčioje akis ir tada, kada, žinai, kur aš juokauju su merginom, kad kartais būna toks, ar čia koks peršalimas, kimba kažkas ir būna pasižiūrė į kalendorių. Niekada. Žinai, kada
gali susirgti tą vieną birželio savaitgalį, kur vis tiek geriau būtų nesirgti. Tai... Mes, kuris dabar mėnesis buvo balandis, prieš tai koks buvo kovas. Mes žodžiu, balandžio pradžiai su Goda šnekėjom ir jinai pasako, kad jinai sirgt gali leisti savo. Aš tik pradžios, aš dar nesuprantu, kaip tiksliai veikia jos. Kad jinai gali tik leisti savo sirgti birželio 6 dieną, bet tai greičiausiai užsipildys tos dienas. Nu tikrai dėl to, kad paskui pas mane galbūt atvažiuos čia couchsurferiai ir 10 dieną Jungle koncertas, ir šiaip jau Pride'as yra 8-9 tą savaitgalį, tai vėlgi gal tiesiog nesirgti. Aš tai noriu palinkėti visiems tiesiog daugiau laiko gamtoj skirti, automatiškai vasarą tai ir būna, nes žmonės ypatingai Lietuvoje yra išsilgę gamtos ir nori tikrai daugiau leisti laiko, bet palinkėsiu galbūt leisti laiką taip, kaip dar gal, jeigu nesat taip leidę, tai tiesiog ramiau. Taip lėčiau, ramiau, daugiau to, žinai, visi čia šneka apie tą mindfulness, bet kas iki galo tas mindfulness yra, tai tiesiog lėtas pabuvimas su savim, be ekranų, be netgi tų pačių pokalbių, tu gali būti su žmogum, bet tiesiog tyliai, su savo mintim, kažkaip tiesiog įsižeminti, grinai pajausti tą žolę po kojom, pajausti tą smilgą, kuri tau beda, tipo, ir nepykti per ir kažkaip pauostyti tiesiog tą orą, pasimėgauti ir aš buvau, galbūt taip sakykime, iš tų žmonių, kurie visą laiką, kai dar neprasidėjo vasara, aš jau pergyvenu, kad jinai baigsis ir aš tada liūdžiu ir visą laiką pykstu, tipo, ir taip toliau, bet ką aš irgi supratau terapijų, tai kad čia yra iš tikrųjų save apgaulė labai didelė ir tu atimi iš savęs ateities ir dabarties džiaugsmą, tai tiesiog palinkėsiu neatiminėti to džiaugsmo anksčiau laiko ir tiesiog pabūti. Tai kas man padeda, tai aišku, vis tiek daug laiko reikėjo iki šito suvokimo, bet ir daug kartoti savo kartų, bet kažkaip aš tiesiog stengiuosi, kai prigaunu save, kad jau, žinai, burbėt norisi, kad to čia greit vis tiek praeis, tai kas čia ką, tiesiog, bet dabar tai yra. Ir tiesiog pabūti. Ir nebūtinai tikėtis, kad tai reiškia, jeigu aš suprantu, kad tai dabar yra, tai kad turi būti tobula, žinai, kažkaip, tipo, reikia išspausti viską, ką tik įmanoma. Nebūtinai, tiesiog eini tiesiai ir eik tiesiai. Nori pasukti medelio pauostyti, eik pasukti medelio pauostyti ir pasidžiaug, kad tu jį uostai, kad šią dieną tu gali pauostyti medelį. Tai tiesiog linkiu daugiau gamtos. Aš pati žinau, kad aš tikrai juos daugiau turėsiu, tai ir jums to labai linkiu. Ir dar aš noriu palinkėti labiausiai svarbaus dalyko, tai yra, jeigu dar tai neįvyko, nes man tai įvyko per anksti šiais metais. Kai jūs galvojat, kad šiais metais aš nenudegsiu pečių, arba nosies, arba kaktos, nes taigi neilgam aš varau į lauką. Tai tepkite saulės kremų, nes iškart nudegsi tikrai. Jeigu esate ručkiai, tai jums pasisekė. O jeigu nesate ručkiai, bet esate ručkiai. Vis tiek geriau saugotis yra ir aš kaip baltutė, tai aš visiškai pritariu ir SPF veidą tepuosi kerus metus, bet jau lendant saulėje reikia ir petukus pasitepti, ypač jeigu žinai, kad daugiau kažkur vaikščiusi, aš esu piknikų mėgėja ir šią vasarą labai tikiuosi pasidaryti piknikų su draugėmis ir knygomis. Tada kaip ir atskirai, kaip ir kartu. Ir fainai. Tai, bet jeigu tu guli kažkur, nelabai šešėlyje ir gali nepajusti ir čia, tai rūpinkite savim, nes tiesiog smagiau gyventi be skausmo. Ir dar tu paminėjai, aš irgi norėčiau palinkėti, tu paminėjai mažiau ekranų, tai aš irgi galvoju apie tai, labai linkiu tiesiog pailsėti vasarą nuo ekranų. Išskyrus vyno mergaitės gali čia. Bet šiaip mes jau išeiname atostogas, tai realiai jums nebelabai bus ir ką žiūrėti daugiau. Tai realiai galite ir ilsėtis nuo ekranų. Žodžiu, iš tikrųjų, tai jeigu rimtai, tai tiesiog, pavyzdžiui, neimti telefono. Kažkur einant pasivaikščioti, tiesiog neimti telefono. Nenumirs kas nors, jeigu skambins, perskambins. Tikrai, tiesiog nieko neatsitiks, ar praleisit skambutę, ar žinutę, vėliau perskambinsit, vėliau atrašysit. Ir jeigu rima tada telefoną, bent jau ten, jeigu labai kažkoks svarbus, galbūt laukiat skambučio, ar dėl darbo, galbūt, nežinau, verslo, tai viskas gerai, imkite telefoną, bet tada dar irgi vieną tokią
rekomendaciją turiu, ką aš labai stengiuosi mažiau daryti, tai yra fotografuoti mažiau. Kas yra galbūt keista rekomendacija. Bet tada tu daugiau būni tame momente, vat fotografuoji akim, kas labai nukeistai gal skamba jokingai, bet iš tikrųjų, kai tu fotografuoji, tu bandai gražesnį kampą ir vis tiek per tas nuotraukas netaip gražiai atrodo ir nervinėsi. Tiesiog, vat pasimėgaukit, pabandykit tą vaizdą įrašyti į atmintį. Nefotkinkit visko ir užima telefoną, ar jūs tikrai žiūrit tas nuotraukas, ar jūs tikrai kažką darot su tom nuotraukom. Būna tikrai, kad va, ten metų albumą pasidarot, bet tai ir taip, va, iš kelių nuotraukų, ten kelios. Nes dabar būna mes šito 10 nuotraukų, nes tada išsirinksiu, kuri gražesnė, dažniausiai neįsirinkat, būna vis tiek tos 10 nuotraukų likusios. Nes visos gražios, pavyzdžiui, tada šito ten 10 nuotraukų, šito, tai tiesiog vieną šitą, ten vieną kitą, viskas, užtenka ir nereikia tikrai visko fotkinti, visko filmuoti, būkit toje akimirkoje, tame momente ir viskas. Ir mėgaukitės tuo momentu ir įsirašykit tą fotografiją savo į atmintį. Aš šitą tavo išgirdus, aš stengiuosi irgi taip daugiau daryti, nes aš tikrai žinai, kad aš taip, kas, bet tikrai fotografija nuo senų laikų ir man tas labai smagu ir man tai labai patinka iš tikrųjų, bet kažkaip dabar aš visai tingiu tas nuotraukas pastaruoju metu kažkaip tvarkyti ir tada aš galvau filmuoti daugiau pradėjau, bet tada kažkaip ir filmuoti man atsibodo ir dabar man visai smagu tiesiog neimti telefoną, kai su mergom vaikščiojam ir tada prašnėti jų, jeigu kažką nori nufotkint. Taip, viskas gerai, aišku, įamžinti yra tikrai fainų, pavyzdžiui, momentų ir iš mūsų savaitgalio, kur tiesiog, bet vat, tie gal tokie natūralesni, kaip Miglė sako, kad nebandyt kažkokio tobulo momento išgauti. Nebandyt visko prisiminti. Taip, 15 kartų iš naujo tą patį video daryti, kad ten gautum taip, kad Instagram'e gražiai atrodytų. O pas mus atrodo, vat, ką užfiksuoju ir ką iš tikrųjų norisi man išsaugoti iš vat, mūsų laiko kartu, tai ten, kur žvengiam iki negalėjimo, žinai, austas kaukė, kur jokingai uždėta, kur ten Miglė sportuoja vidury kopų. Va tokie... tokie, žiauriai smagus momentai, kad ne kažkas ten baisiai estetiško ir nuostabaus, o tiesiog, vat, tokie momentėliai, kuriuos norisi atsiminti ir kai, vat, jeigu liūdna, kada akimirka, jeigu pasilgsiu savo mergų, tai žinau, kad tuos momentėlius žiūrėsiu. Tai gal galit, pavyzdžiui, nusipirkti, būna sendaikčių turguose, Vinted, tiesiog fotoaparatą juostinį. Žinau, kad dabar čia labai populiaru ir gal jūs esate tas žmogus, kuris sako, nenoriu, nes aš čia nenoriu būti hipsteris, nes dabar čia visi hipsteriai turi juostinius fotoaparatus, bet šiaip juostiniai fotoaparatai, žiauriai gerai pailsėt nuo telefonų, jeigu norit irgi įamžinti nuotraukas ir jie biški jūs pastabdo, nes negalit visko fotkinti, nes biški gaila viską išfotkinti, nes visų pirma juostelės kainuoja jas išryškinti, tai tada toks truputį tu jau pradedi galvoti, ką čia tikrai aš noriu įamžinti ir viskas, ir irgi turit nuotraukų, prisiminimų, jeigu vis dėlto norit kažkokių prisiminimų turėti. Taip. Tie patys digital fotoaparatai irgi, aš suprantu, kad jie neturi tos limitacijos, kad ten vietos gali daugiau ir gali trint, bet vis tiek jau yra ne telefonas, kad tu atsidaręs, nes dabar, žinai, atsidarai nufotkint, bet tada pamatai kažkokį kitą notificationą ir visą kitą. Tai tikrai, šitą visą, apie ką Miglė šneka, iš tikrųjų yra tam, kad jūs biškį detoksą pasidarytumėt ir aš noriu šitą detoksą pasidaryti, nes jaučiu, kad mano dopamino receptoriai yra visai suvaryti ir tada yra sunku jau susikaupti, tada vis ieškai naujos žinutės, naujo kažko laiko, naujo video, naujo kažko ir vis taip ir tada žymiai sunkiau būti vienam ir dėl to aš sakyčiau, kad reikia tikrai tą detoksą pasidaryti ir manau, kad vasara puikus metas. Taip. Bet net ne vienam ir su kitu irgi sudėtingiau būti, nes tu netrodo visada toks tipo ant adatų tokių pasąmoninių kažkokių, kad tu net nori klausytis kito, bet tu tuos neklausai, nes galvoji apie kažką, žinai, taip ir tikrai blaško labai. Tai linkim jums gražios vasaros, geros vasaros. Kad būtų taip smagu kaip katinėliai dabar. Jo, kaip katinėliai visus. Tai chill visiškai. Jo. Visiškas, kad chillas būtų. Chillas. Tai va, ir norim padėkoti dar kartą, kad žiūrėjot visus metus arba kažkas ką tik pradėjot žiūrėti. Ar kad ir kuriuo metu prisijungėt. Jo, tai jeigu netyčia mus neseniai atrado, tai galit peržiūrėti ir visai daug serijų yra, ką pasivyti jums. Jeigu viską peržiūrėt ir dabar liūdit, tai nežinau, gal galit iš naujo pažiūrėti, o jeigu kad nebūtų labai sunku, tai prašom parašyti mums komentarų, klausimų komentaruose ir tada mes pabandysim per vasarą, kad visai jau mūsų neužmirštumėt ir mes jūsų neužmirštumėm, tai vis atsakinėti, tikriausiai jau
kitokiu šiek tiek formatu, nes būsim išsibarščiusios po pasaulį. Bet visai smagu, žinai, toks irgi blogas. Tai va, tai pasidarysim trumpus updates, atsakysim jūsų klausimus, jeigu jų užduosit, tai skatinam užduoti, ar TikToką pakomentuoti, ar Instagramą, man galite ir idėjimus parašyti, jeigu nenorit kažko viešai komentuoti ir klausti, tai va, ir tikrai paleisim, manau, dar vieną story su klausimėliais, į kurį galėsite atsakyti mūsų Instagrame, tai va, tai bandysim palaikyti šiek tiek tą ryšį, ne visai dingt tarp tų sezonų, bet šiaip jau rimtai sugrįšim rudenį. Ir labai labai ačiū šitą sezoną ir mergos jums visoms labai ačiū. Taip. Nes mes šaunuolės tiek metai laiko, realiai metai laiko. Tai vat, wow, amazing. Kiek plaukų ataugo, kiek plaukų nudažyta, kiek plaukų nukirpta, galit pasižiūrėti ir palyginti su pirmu epizodu. Kiek džiaugtasi, kiek liūdėta, kiek naujų avantūrų sugalvota, prarasta, sugalvota ir išgyvendinta. Kiek daug naujų patirčių ir naujų draugysčių vien su vyno mergaitėmis. Taip. Tai ta proga linkėjimukai. Iki kitų pasimatymų prie vyno taurės. Gerai, 0.